Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Laidos rėmėjas Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Visos valymo paslaugos. Valumina – patikimas partneris. Mėsos meistrai – pagaminta žinovų. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Sveiki, tikiuosi taip netikėtai užklupę šalčiai neišgąsdino jūsų. Kiekvienas metų laikas savotiškai gražus. Šiandien reikia pasidžiaugti, kad baltas sniegas paslėpė jau pabodusią purviną rudenio pilkumą. Nors ir šalta būtų šunų pasivaikščioti žiemiškame miške, bet tai vėliau, o dabar kviečiu pasižiūrėti laidą, kurioje matysite. Kaip atsitiko, kad medžiotojas ir aplinkos apsaugos inspektorius atsidūrė skirtingose barikadų pusėse? Ar jie ištrauks karo kirvį? Ar užtrauks taikos pypkę? Truputį nejauku buvo šeštadienį paspaudus šaltukui stebėti medžiotojus iki pusės brendančius po ledinį vandenį. Bebrų medžioklės organizatorius hunter.lt ko gero nesitikėjo, kad oras iškrės jiems tokią šunybę. Rytas visiems medžiosim Ginkūnų medžiotojų būrelyje, dviejose plotuose, viso čia medžioklės plotuose vyks pagrindinė medžioklė. Trauksim burtus viso čia medžioklės plote, yra 3 bebrynai, vienas labai didelis, tai jį yra 3 bebravietė, internete ten buvo sudėta. Tai ją mes padalinom tai 3.1 ir 3.2. Tai kas ištrauks 3.1, tai yra aukštupis, kas 3.2, tai yra žemupis. Kita komanda, reiškia 5 ir 12 komanda, važiuosim į Aukštelkės medžioklės plotus. Yra Jusaičių toks kaimas, miške užtvarkos 3, vanduo aukštai, teks patirbėti. Bebrynai visi sunkus, iš tikrųjų, visur yra vandens. Tai galėsit parodyti savo profesionalumą ir jūsų šunų darbą. Mūsų Ginkūnų medžiotojų būrelis turi 2 medžioklės plotų vienetus. Tai Aukštelkės medžioklės plotų vienetas ir Visočio medžioklės plotų vienetas Telšių rajone, kuris ypatingai smarkiai apgyventas bebrais, kadangi per plotus teka Šatrijos ir Rauduvos upės ir tos upės baseine labai gausi bebrų populiacija, kuri daro didelę žalą mūsų miškams, laukams ir keliams. Dažnai turim nusiskundimų iš ūkininkų bei miškininkų. Tai siekiant sumažinti populiaciją bebrų, mūsų medžiotojo Petro Adeikio pagalba suorganizavome renginį didelę bebrų medžioklę. Medžioklė, kaip ir varžytuvės tokios, suvažiavo urvinių šunų savininkai ir medžiotojai iš visos Lietuvos, tai Anykščių,
Marijampolės, Šilalės, Kauno, Radviliškio komandos. Sąlyga tokia 5 medžiotojai ir 4 urviniai šunys. Pradėjome medžioklę 10 val. Medžiosime iki 15:30. Tikslas yra išardyti užtvankas, sumedžioti kuo daugiau bebrų. Kiekvienai komandai yra burtų keliu paskirtos bebravietės. Dabar esame Aukštelkės medžioklės plotų vienete Jankaičių miške. Bebravietė numeris 5, kaip mes ją pavadinom. Ir Radviliškio komanda čia pas mus bando sumedžioti bebrų. Aš žinau, kad per tas 2 dienas taip greitai užšalus. Dabar jau 8 laipsniai rodo. Dabar? Jo. Nieko nesijaučia. Na tai vaikšto, dirba, tai ir nesijaučia, bet 8 laipsniai šalčio jau. Šilta. Lyginus panelai, kad viskas labai normaliai einasi. Bebrus išvarė, bet ką, į vandenį išvarė ir nepagavo. Bebrą pasisekė. Nu ten yra mangutas sugautas, kiaunė ir dar kažkokie 2 gyvūnai gali netgi ir bebrą, bet radviliškiečiai ten suveikė nuo pusė. Ir kiaunė lyg tai čia. Su Marijampolė ten į Taunuvą Petras įkišo, tai ten tie nameliai ten prieit negali, tų namelių yra, bet irgi ten vanduo aukštai ir prastai. Mes dar čia turim šansą, čia yra naujai, yra keli urvai tokie matos gyventi, nors visas gyvenimas tenai jau. Esame Visučio medžioklės plote prie bebrų patvenkto kanalo, kur bebravietę išardė ūkininkai, išardė bebravietės krašto, ko pasiekoja bebravietė išardyta neteisingai ir srovė plauna griovio struktūrą, griovio šlaitą, nuo ko pradėtas plauti kelias, kur sukelia pavojų ir transportui ir didžiulius nuostolius, kadangi išardyta griovio struktūra. Taip čia parčiu. Laim kur pagaliau laimės. Jamblės komanda atvažiuoja su didelė fūra. Mes esame Gintenių miške Kelmės rajone ir matome, kokią žalą bebrai daro miškui. Yra nugriauštos storos drebulės, užtvindyta pusė miško kvartalo. Miškininkai labai nepatenkinti ir prašo mus bebrus išgaudyti, bet šiandien čia dalyvauja profesionaliai Šilalės komanda, naudoja netgi siurblius ir tikimės, kad jie sumedžios. Bet tai ten yra namas. Va. Čia bus daravas. Bet ką nein, bebras laukų nein, o kas jį blogiausiai? Taip, palauk, čia 2 mažiukai, visiems turi būti dideli. Bet kokia. Rezultatai tokie, iš viso to 2 bebrai. Visi matėt, pas visus buvo bebrai,
o kaip jau čia, kaip, kur šunys dirba, čia patys pasilikit savo. Bebrai, mačiau, buvo tikrai visuose vietose, nemačiau tik, kas ten aukštelkiai buvo, tai negaliu nieką sakyti, bet sakykim, čia, kas buvo visi visodžiai vienete medžioklės, tai pas visus buvo matęs, kad iš nakties bebrai egetės prasigriaužė ir taip toliau, taip toliau. Karaliai yra medžioklės, tai yra Šilalės komanda! Bet jau paskui paladės, dar taip procenčių nemačiau. Tokiai medžioliai ryšys reikia drąsos. Kaip matėte reportaže, šaltame vandenyje maudėsi ne tik medžiotojai, bet ir jų automobiliai. Tikimės, kad medžiotojai užsigrūdinę žmonės ir jiems maudynės ledinėme vandenyje nesukels sveikatos sutrikimų. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtvinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kitas sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra atsparus drėgmei, neperpučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Dėmesio visiems, pradedame naują konkursą, kuriam prizus įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Lukoil Baltija. Kiekvienoje laidoje pateiksime klausimą. Jūs turėsite iš 3 pateiktų atsakymų išrinkti vieną teisingą ir atsiųsti mums adresu osvaldas@tororagas.lt. Mėnesio pabaigoje burtų keliu Lukoil Baltija atstovas išrinks nugalėtoją, kuriam atiteks 50 litų vertės kortelė degalams įsigyti. Visą šią informaciją galite rasti mūsų internetinėje svetainėje tororagas.lt naujienų skyriuje. Iš Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija lapkričio 24 dienos vakare susirinko rajono medžiotojų būrelio pirmininkai konstruktyviam pokalbiui su aplinkos apsaugos Šiaulių departamento vadais. Perskaitę aplinkos apsaugos darbuotojų pareigybinės instrukcijas ir medžioklės taisyklėse apibūdintas medžiotojų pareigas, aiškiai pastebime, kad tiek vienų, tiek kitų darbo veikla sukasi apie vieną tikslą – gyvosios gamtos apsaugą. Kodėl atsitiko taip, kad medžiotojos inspektoriui potencialus pažeidėjas, o inspektorius medžiotojui – baubas? Ko gero ugnį pakurstė keletas mūsų laidų, kuriuose patikime faktus apie inspektorių pagalbininkus, kurie elgėsi nekorektiškai ir tikrai ne taip, kaip turėtų elgtis kultūringas gamtos apsaugos darbuotojas. Kaip sakoma, lyg ir praėjome liepto galą. Kas toliau? Abi barikadų pusės ir nebe mūsų pagalbos nusprendė pradėti nuo pokalbių. Pirmieji iniciatyvos ėmėsi Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija ir Šiaulių apskrities aplinkos saugos vadai. Pagrindė aš įsivaizduočiau, kad mes turėtumėm apkalbėti mūsų naujasias taisyklės, kaip mes suprantam kai kuriuos momentus. Na, taip pat dėl medžioklių tamsiu paros metu išties yra galbūt kuriozas, jeigu leidžiama medžioti su prožektoriais šernus, o neleidžiama medžioti, nekalbama bent apie tai, kad galima sumedžioti su prožektorium jenotą, kurių gausa visi turbūt pastebėjo tikrai yra ypač didelė paskutiniais metais. Mūsų, man atrodo, tikslas yra vienas bendras, tiek aplinkosaugininkų, tiek jūsų medžiotojų, saugoti gamtą, saugoti gyvūniją. Tai man atrodo, kad mes šitą kartu bendraudami, kartu dirbdami, mes tikrai turime pasiekti šitą tikslą. Dėl taisyklių tada, ar gal man tiesiogiai turit klausimų,
ar dėl taisyklių bendrai tada kalbėsime. Mes taisyklės komentuoti nenorime. Mes ir neturime teisės jas komentuoti. Jos yra išleistos, mums nesuteikia teisės taisyklių komentuoti. Mes tik tai galime aptarinėti, pasikalbėti bendrai, kas mums yra negerai, ką mes dar galime pasiūlyti, nes dabar išeis nauja redakcija taisyklių, vėliau yra pas ministrą guli ant stalo. Tokia čia gal pašmėkštavimas yra, mūsų bus lengviau priimtas Lietuvos biudžetas negu medžioklės taisyklės. Karštos diskusijos kilo pradėjus kalbėti apie aplinkos apsaugos inspektorių pagalbininkus, netatinius inspektorius. Dabar etatinis inspektorius praktiškai, jis nieko, jam visos galios yra, tokios pat kaip ir tiesioginio inspektorius. Praktiškai. Jis ir protokolą gali surašyti ir viskas, jam tik tai jisai nutarimą negali priimti. Teisiškai, kur yra kažkur taisyklė? Yra jų nuostata. Ten parašyta, kad visuomeninė inspektorius teisė. Yra tokie. Tada, kai mes kalbėjomės, jūs sakot, kad Budrys, kai pasisakė Laimutis aplinkos apsaugos departamentą, kad, reiškia, netatiniai inspektoriai neturi teisės, jie gali tik su visuomeniniu. Daugiau mes kalbėjomės, kai jūs sakėt, kad ši yra neteisybė, tai va visa Lietuvos mastu visi supažindinti ir šiandien vėl visi kaip nieko nežino. Tai buvo tokias problemas. Tai paprasčiausias klausimas. Netatinis inspektorius mane stabdo miške, atsistojęs, niekur nieko neturi, mašina man su rankas rodo. Tai aš turiu stoti. Jūs pažįstate jį, nepažinojot ar kaip? Aš gali nepažinti. Aš gali pažinti, bet... Nu čia, kaip sakant, jeigu jisai ten buvo dviese, jie buvo, kaip sakant, arba su kitu visuomeniniu inspektoriumi, aišku. Mūsų neetatiniai inspektoriai taip pat privalo važiuoti su etatiniu, su valstybės tarnybos pareigūnu. Ir pas jį gali jis vienas važiuoti, yra žurnalas, užsipildo ir informuoja inspektorių, kuris jam yra, kaip sakyti, jo rėmėjas. Ir šitie visi procesai sužymimi, reiškia, žurnale, ką jis atliko, duoda ataskaitą. Tai tą klausimą aš tiek galiu pasakyti. O dabar dėl stabdymo taip toliau, tai jeigu čia uždavė klausimą, kad jau jis pažįsta, kad netatinis inspektorius stabdo, tai sustok. Jeigu nepažįsta, kaip minėjot, tai gali būti ir aš būti civiliškai apsirengęs, jūs mane sustosit, važiuosit, nuvažiuosit. Tai ir nekelkit tokių klausimų, kad jau pažįstat inspektorių, nestojat. Tai reiškia, tai turit priežastį nestoti. Gali stabdyti be mašinos, be jokio atpažinimo. Šiandien, taip kaip yra. Gal nekomentuokim šitą reikalą, bet taisyklėse leidžia. Netatinis aplinkos apsaugos tasai įvairėmėjas, padėjėjas, kaip jūs jį vadinat, jisai neturi teisės stabdyti transporto priemonės, nes kas kalbant apie etatinį pareigūną, ten konkrečiai nurodo, kad jis turi vilkėti uniformą, tamsiu paros metu atšvaitai, stabdyti su tam tikru ženklu ir jeigu tamsiu paros metu turi būti įjungtas švyturėlis. Netatiniai, jie neturi teisės stabdyti transporto priemonės. Ir jiem dabar ruošia tą ruošia tą aprangą. Kaip bus, nekalbam, kalbam apie taip, kaip yra. Ponai naudotojai, durelių pirmininkai, privalot jūs saugoti patys medžiojamosius gyvūnus. Mes tikrai neturim tokių pajėgų, kaip jūs sakot. Aplinkos apsaugos pareigūnai privalot gaudyti tos brakonierius, vadinamus, ar nelegalius pačius medžiotojus, kurie pas mus, reiškia, jų yra labai daug. Kiek mes jų esam išleidę, jie, aš kiek matau, pasidalyvauju komisijose ir matau, kiek jų ateina į barelius. Gal koks 10% nuo to skaičio. Kur visi kiti ginklus turi, tai ką jie daro? Važiuoja. Kokiais tai būdais? Nežinau. Tai yra apsaugos punktas, patys saugokit savo plotus. Po šių gerbiamo Algimanto Lacio žodžių, dauguma medžiotojų nepriklausančių jokiam būreliui turi teisę įsižeisti. Aš nesiryšiu kiekvienam tokių medžiotojų pavadinti brakonieriumi. Nesantis kokio tai būrelio nariais, medžiotojai medžioja įvairiuose klubuose svečio teisėm. Yra viena eilutė, kaip lape nurodyta, prašo datos, pirmiausia vardo pavardės numerio, parašo. Tai būdavo taip anksčiau, vienos eilutės parašo datą, paskui rašosi medžiotojai registruojasi. Dabar Šiauliau čia inspektoriai sako, kad
Reikia rašyti, kad Šiauliuose tipo sutarimas yra data, pagal senovę, viršui data, o pačioje visi medžiotojai rašo. Dabar vienoje vietoje buvom pasirašę, kad kaip prašo lapas rašėmės. Tai tipo sako pažeidimas. Tai norėtų, kad paaiškina, bet kaip. Nėra nurodyta kur, eilutė rašyti ar stolpelį. Reiškia, Šiaulių departamente, aš kiek jau tikrinu, reiškia, langelis yra, kad taupant, jūs labai taupant. Rašo dar viršum, kai čia parašyta. Metai pilnai, mėnuo, data. Toliau eilės numeris. Pirmas ir medžiotojai pasirašo. Kitą dieną, vėl jau nebėra kur, rašaisi vieną langelį tam ir vėl iš eilės. Pirmas, antras, trečias toliau. Da toliau, vėl rašai. Labai gražu. Dabar yra pavyzdys taip, kaip jūs sakot, į tą pačią eilutę. Pasižiūrėkit, kaip reikia patikrinti. Čia data, čia surašyta, pastumta. A čia yra... nėra pažeidimo. Nemedžiotojams stebint karštas diskusijas ir smulkmeniškus popieriaus lapo nagrinėjimus, kokioje eilutėje ir kada parašyti datą, gali kilti klausimas, ar dėl to verta šitiek gaišti brangaus laiko ir ginčytis. Deja, mums pasiteiravus aplinkos ministerijoje apie medžiotojų padarytus nusižengimus, daugiausia padaroma pažeidimų ir baudų sumokama būtent už tokius popierinius nusižengimus. Dėl to vadinamo licenzijos užpildymo traktavimo labai įdomiai traktuojama, man teko girdėti, kad ten aiškiai parašyta medžiojama sumedžiojimo vietai ir plotose. Tik reiškia taisyklių, kaip pavaduotojas sakė, komentuoti neprivalau. Privalau, kas parašyta yra. Ir, kaip sakyti, užpildyti tą pažeidimą, kaip yra parašyta pagal taisyklės. O toliau jūsų teisės skūstis, taip toliau, jeigu aš neteisingai prirašysiu. Paprašėm, kad ateitumą, tai išaiškinti. Kur parašyta, kad medžiojama vieta yra medžioklės plotai. Kam jinai yra parašyta? Teismui. Nu tai jau, kur jūs man ne, aš nenurodau, paprasčiausia, kad yra paaiškinimas ir viskas. Atsiveskis taisyklės ir paskaitykit, kas yra licenzija, kas užrašyta joje yra. Ir jas kaip turit užpildyti. Kas tas yra ploto vienetas ir kas yra miškas nurodomas. A pas jūs licenzijos, kas yra užrašyta? Tuščia jinai. Kas turi būti užrašyta? Rajonas, ploto vienetas. Ne, aš kalbu, jis klausia, kai sumedžiosiu, užpildysiu, bet kol nėra sumedžiota, man medžioklės ploto vienetą duotas teisė. Ne, ten grafos licenzija yra daugiau negu aiškias, tai ten paprasta, bet čia klausimas yra toks ir jis tikrai labai svarbus klausimas, nes pavyzdžiui vienas dalykas yra, jeigu vyksta medžioklė varant ir sumedžiojami licenziniai žvėrys, tai gali būti taip, kad, sakykime, medžioklės dokumentai yra vienam automobilį, o žvėrį pakrauna į kitą automobilį ir sakykime, važiuoja kad ir šalia tam pačiam miške, bet nuo šūvio vietos pavažiuoja, neišvažiuojant iš to klubo medžioklės plotų, pavažiuoja kilometrą ir įvyksta konfliktas, reiškia. Tenka apgailestauti, kad priimti įstatymai, taisyklės nėra surašyti taip, kad juos studijuojant ir pritaikant tiek medžiotojai, tiek inspektoriui būtų viskas aišku. Dabar taisyklėse labai daug punktų, kuriuose medžiotojai aiškinasi vienaip, inspektoriai kitaip. Jei įstatymas palieka vietos dviprasmybėms, atsiranda galimybė tiek nusižengti, tiek ir bausti. Pasibaigė pirmas medžiotojų ir aplinkos apsaugos pareigūnų susitikimas. Laidos pradžioje pateikėme klausimą, ar šios žmonių grupės užtrauks taikos pypkę ir tikėjimas pateikti jums atsakymą. Pokalbis įvyko, bet jausmas, kad barikados tarp jų taip ir liko neįvyktos, neišsisklaidė. Tai tik mano nuomonė, o kaip manote jūs? Šiandien tiek. Noriu priminti, kad šią savaitę dar galite siųsti nuotraukas Ginalo firmos konkursų. Gruodžio 19 dieną paskelbsime šio visus metus vykusio konkurso nugalėtoją. Ginalo firmos atstovai išrinks jų manymu įdomiausios nuotraukos autorių ir įteiks jiems Štil firmos pjūklą. Susimatysime po savaitės. Iki. Laidos rėmėjas Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose
Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.